Sekmadienis. Darbeliai vis tiek nelaukia, nors sekmadieną reikia švęsti, bet kartais reikia ir dirbti. Atsivežėm Pekino kopūstų, dar turim kopūstų paprastųjų gūžinių, reikia juos susodinti. Reikia užsivesti traktoriuką, reikia nukabinti frezą, kadangi sufrezavom vis tik tai. Bet va tik sufrezavau prieš 2 dienas, einam parodysiu. Lemba, prieš 2 dienas sufrezavau. Davė lietus, ne, penktadienį sufrezavau. Davė lietus, reiškiasi labai sėkmingai. Sudygo vėl visas žolės. Va. Ir vėl va, siliukų linda. Nu čia va padarysim vagelės ir tada sudinsim kopūstus. Žmonikė su Pijum važiavo ir vaikas, tai nukabins jau šitos plevelės, nes jau čia suplyšę, sutrūkė, jau viskas. Taip ir nepašienavom, nebuvo kada. Bet dabar reikia kopūstus, reikia jau šiltnamyje, jau tai pradės nuleipinėti. Reikia pasodinti kopūstus, Pekino ir gūžinius. Pasodinsim kopūstus, tada šiandien liktai nežada lietaus. Reikia nupurkšim česnakus. Ir jau tada galvosim toliau, ką daryti. Ir jau diena tai baigsis, karočiai. Graciai, davai, dirbam. Kadangi plugotuvas, net taip sakom, plugotuvas sureguliuotas pagal platą į traktorių. Tai galima ir šitą, aš buvau išvertęs jiem ratus, bet kadangi dirbu dar ir kitose ūkiuose, kur yra siauri tarpai, tai taip ir dabar jau prisitaikiau viskas, kas yra, ir česnakai pagal siaurai pasodinta viskas. Tai reikia pabandyti, nežinau kaip čia man pavyks, bet gal pavyks, nedarysit, nepavyks, vėlgi kartuojas. O šitos va. Reikia atsukti varžtus ir pastatyti per centrą ratą. Biškį susiaurės ir tada, kai norėsi pasivagot kopūstus tos pačius, manau, kad bus man patogu. Bet reikia pabandyti, reikia iš pradžio atsukti ir pažiūrėti, ar čia man pavyks ar nepavyks. Bandom. Aha, taip atrodo. Kasgi čia va? 4 varžtus atsukai pastumiai. 4 varžtus atsukai pastumiai. Blemba. Nėjo pastumt, reikėjo nuimt. Tada nėjo uždėt. Oi, reikalų. Bet dabar tas centrinis ir šitie per šitos. Atsodinsim. Nu, žodžiu, eksperimentuojam. Bus kopūstėliai. Tuoj važiuosim. Na štai, pamaitinom biškį česnakus. Nu, žolių nėra labai daug, nepasakysi. Yra viena kita, bet tai čia dėl tie, gal dar tikėkimės jas neišbujos. Biškį pradžius, gal dar pereisim su kokiu ravėtuvu. Šiaip, nusigandęs biškį tas česnakas. Tie galai tai va tokie, netoj parodysim. Va, net nudžiūvė, bet tai čia kelintas šitas 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapo biškį galiukas.
Penktą lapą irgi toks biški yra galas, o nestipriai. O šitie va gražus. Reikia kokį vieną išsiraut. Pabandom išraut, pažiūrėsim. Kaip čia tas šaknynas atrodo. Nu. Eikš va čia, pažiūrim. Eikš. Nu va. Blemba. Čia gal puvinio biški yra, nežinau. Pasakykit. Gal ir čia ta išorinė tik lubelė. Šaknis. Pauoščiau, nesmirda jisai. Aišku, galim įkišti, bet jis jau vis tiek jisai lavonas. Tai va taip atrodo tas laukelis. Visai gražiai. Nebūtų tų geltonumų, bet tai nereikia kaltinti šitą pavasaris. Toks tai jau mūsų pavasaris. Tas pavasaris buvo toks. Davėm to Root AA mikroelementų. Visų, kurių reikia. Kadangi sekmadienis, ta diena tokia jau turėtų būti easy, bet darbus nudirbom, turbūt šiandien bus kviet. Kokia graži saulutė. 8 valanda, dar va visiškai šviesu, o jau vakaras, sekmadienis. Kažkiek padirbėjom gyva iš pradžių su pamaitinimu česnaku. Tai pagalvoju, kad dargi nedeklaruotas mūsų žemės plotai visi. Pasiskolinome Garmino tokį aparačiuką. Reikia paskaičiuoti, kiek čia ko yra. Tai einam ratuku ir tai viską susakysime. Žodžiu, česnako 1,15 H. 1,15 H, gerai. Bandom dabar paskaičiuoti, kiek yra svogūnų, kiek yra bulvių ir ten toliau moliūgai. Lemba biški. Nelabai gerai čia gaunasi. Gaunasi tik tai 6 arai svogūnų. Trūksta 4 arų tam, kad būtų už jį mokama jau deklaracija normali, bet nu yra kaip yra. Einam aplink bulves. Beveik 17 arų bulvių. Nu dabar paskaičiuosim dar kiek moliūgų ir po to pažiūrėsim, kiek yra pupų. Vis tiek reikia eit, niekur čia nedings. Nulis kablis 236 yra moliūgai. Nu ir einam paskutinį, dar apeisim lauką. Čia ir sporto nereikia, blemba, pasivaikščioti taip. Reikia apeit pupas, nu ir bus visas mūsų valdas, apart to, kad ten 30 arų yra dar smidrų. Einam apeisim pupas. Žiūrėsim, kiek dar yra pupų. Įdomu. Kažkas buvo klausęs, kiek iš viso dirbam žemės. Nu tai vat ir bus atsakymas, kiek tiksliai dirbam žemės. Rytoj pirmadienis, važiuosim, uždeklaruosim viską. Žemės panaudos sutartis turim. Va, elniai pavaikščioja. Jie čia migruoja tarp Vavatovo miškelio, Vavatovo. Ir va šito Vava miškelio. Eime. Dunda traukiniai.
Jeigu jau pasiryžau eiti, reikia apeiti. Skaičiuot, bus vienu įpu, šiandien nelyja. Ačiū gamtai ir dievuliui, aukščiausiam. Kadangi ryt poryt už poryt vėl žada lietų. Tegul biškai pasilyja, svarbu, kad tų minusų nebūtų, o lietaus tai labai reikia, nes sausra yra baisulinė. Bėgam dar metuką. Ir žienosime bendrą plotą. Pas gražiai sutikė. Galim sakyti, būsiu pupų dėdė. Pupų dėdė būsiu. Būsiu pupų dėdė, kai užaugs pupas. Nu, tiek jų čia neužaugs. O technologijos dabar pažengia. Kas gali pasakyti, kad kažkies tai čiagi kabo, kokie tai palydovai. Čia seka va tokį aparačiuką. Paskaičiuoja ten metro tikslumu viską. Anksčiau žingsniuotam su to 2 metrų. Kaip vadinasi, jisai nežinau. Pasakykit, kas nors kaip vadinasi tas skaičiuotuvas. Masraigės lenda. Drėgmės yra, tai lenda. Reikia kulniuot. Jos raiginas yra. Jamolis biški limpa prie kojų, bet bus viskas gerai. Nu, sportas geras. Man patinka toks sportas. Ar manęs įsivalė griovas? Man tu įsivalė. Išvalyti griebiai. Sugraužtos visos lakus. Ir paliktas malko tik tai. Diena. Aha. Nežinau, kas gi čia paeit, bet švietą eit nesinori, nori eiti. Normaliai. Na tai va, kai normaliai, tai reikėjo biškį pompą gauti. Nu, bet bus sumatuota, patikrinta. Girdit, loja. Atrodo, kad šuva lotų, bet čia yra stirnino patinas. Au. Kitą kartą nežinantis žmogus gali pagalvoti, kad ten šunys palaidi bėgioja. Bet labai didelė tikimybė, kad jisai vis tik tai girdi mane, kad aš esu. Dabar pabiški prasideda ruja jų, pačių ožių. Tai jie taip saugo savo teritorijas, praneša, kad čia aš. Praneša patelėm, kad reikia slėpti, saugotis. Ir žodžiu. Nu čia normaliai pumpuoja. Gamta gražu. Kažkada tai va čia va paegle turėjau bokštelį pastatęs tokius kopečius. O ten buvo šerdavau. Ten buvo pelkynas toksai be brūkštanka gera didelė. Tai po 6-15 rudeniop arba pavasarį. Su laiką šilnai jau čia būdavo jau ganydos. Vienais metais paprašiau vieno kolegos. Dar aš su žemės ūkiu nieko bendro neturėjau, tik su medžioklė. Žodžiu, paprašiau, kad jis man čia biškį su kultivatorium praėjo. Aš topinambą tą sučečkavojau tiesiog belet kaip. Pasodinau. Na, pažiūrėjau, jis vėl su kultivatorium praėjo. Kiek užsivertė, kiek nusivertė, galvojam, nu, už žvėreliam čia iš lėto pasiganyti. Kai topinambai paauks, skambina man tas Kęstutis čia gyvena. Sako, klausyk, Ramūnai, kam tu, sako, tą pamiškę suariai? Tai kad sako, aš nerijau. Kaip neriai, sako, atvažiuok pažiūrėsi. Atvažiuoju, suarta viskas, sukultivuota. Jo, haidė. Iki paskutinės šaknelės ten tą topinambą bulvė saldi. Šernai užėjo. Iškuteno. Nieko neliko. Tai nepavyko mano žemdirbystės projektas tas. Na, bet turėjau desertinę vakarienę. O gal net ir kelias vakarienės, nes kiekvieną vakarą nesėdėdavai čia bokštelį. Nebudėdavai. Tai reiškia šernai. Tada šernų buvo daugiau, dar nebuvo to afrikinių kiaulių maro.
Kur dabar yra prapultis ir kiaulių augintojams, ir medžiotojams. Nu, bet gamta tuščių vietų nepalieka. Šernai, kaip bebūtų gaila, šiuo metu turbūt vėl siaučia maras. Šernai yra dingę, nors ten bulvių lauką eidamas buvau nepasiėmęs kameros. Dviejose vietose bulvės yra praknistos, bet gali būti realiniai, gal išsikapsė su kanopom, nepanašu, kad čia būtų šernai. Nu tai va, į tų šernų vietą ateina elniai. Matyt, kažkaip, nors elnias daug didesnis gyvūnas, turėtų jie ten kažkaip tai sąveikui gyventi, bet matyt, šernų nėra, elnių daugėja, stirnų daug yra. Nu tai tos stirnos irgi čia atrodo va, oi, gražus, geras gyvūnas. Bet kai jau rudenį, ja, jeigu šaltos žiemos, susibūrė į būrius po 20-30 vienetų ir užeina į rapsų laukiuką, tai oi, koks ten geras, kaip žiurkės nuvaro viską. Iki pačios, supranti, ūkininkam vėl bėda. O tai žinai, reikia pasireguliuoti ir tas stirnas, ir tas elnius. Nes jeigu elniai įsisuktų gerai, va, ten jau jaunalynas yra taugęs, bet prieš tai dar buvo visai jaunas tas jaunalynas. Nu, lamba, viršūnėlės smak. Ir viskas, ir šakės. Baigiam atpumpuot paskutinis čia va. Pupų laukas. Va, palaukit. Berėdis, matot kokie dydžio? Vagi, kur mano koja, va. Praktiškai, čia jau patinas, kokis tai didžiausias. Jis nekiek čia kažką tai tiesiog gal ėjo. Migravo, tai klumpt. Vieną pėdą kokius 3 česnakus iš karto numina, žinai. Bet atsigaušia, viskas baigia. Gerai, kad jie neturi vėdžiai knyslių, tai jeigu čia dar knyslius turėtų ir galėtų knysti. Oho, būtų liūdesys. Tai šiam savaitgalis turbūt tiek. Ratukas apeitas. Tuo jau žiūrėsim, ką mes čia susiskaičiavom. Ir kiek čia gavosi iki galo. Nu, ir pupų 2,1 H. Nu, tai va, važiuojam namo, gana. Visiems iki kito. Nu, iki pirmadienio, visi pirmadienį atvažiuosim, kažką darysim. Pirmadienis, lietutis valyja, visur apsiniaukia, su manim katytė dirba. Na, bet katytė. Katytė patinka dirbti, man visą laiką jinai būna. Va, čia va, kur šviesesni, va čia va, visur yra Pekino kopūstai. O čia va yra visur kopūstai gužiniai. Nu va, katytė visą laiką prie manęs, jeigu jie tik tai turi galimybę, tai visą laiką lipa. Vakar nudengiam braškes, va čia Malvina, va kaip gražiai pražydėjo. Tikėkimės, kad tų šalnų daugiau ir nebus, pasišinajam. O iš tų pienių jūros liko tik tai pakraščiai, kur nepasiekiau. Kentas irgi gražiai pražydėjo ir dar va kokie yra gerai sukrauti dar. Uogų, žodžiu, ruošiasi būti. Čia va tos va, kurių nereikia nei tręšti, nei saugoti, jau pasileidę. Nu va, čia mūsų rumba. Rumba, kur anksti pradėjo žydėti irgi. Va, jau pradeda megzti uogytės. Nežinau, kas čia bus, bet bus. Žodžiu, žydi gražiai, nežinau, reikia tikėtis, kad tiek kažkiek buvo šitų. Kažkiek tai buvo bičių gal įskridę, nes visas tas 2 savaitės buvo uždengta, bet buvo skylių, gal bitės buvo pralindę. Tikėkime, biškė paisino ten jos, apdulkino, kaip sakant. Dabar va dar parodysiu, va, kurie vis tik tai žiedeliai, greičiausiai dar toj stadijai, kol dar buvo, va, matot juodi. Reikia jį jau nurauti, iš jo nieko nebus. Tik tai eikvos jėgas. Va. Tai. Va, viduriukas juodas. Šitie yra žydai nušalę, bet yra aibė ir nenušalusi. Tai ir pienių yra, ir visko yra. Žodžiu, gamta atsigaudinėja. Pavasaris yra pavasaris. Nors jau turėtų eiti link vasaros, bet dar kol kas tik tai pavasaris. Taigi, darbuojamės, dar eisim, susipjausim tik tamsiosius tos midrus ir šviesius, kitus paliksim rydienai. Reikia frezuoti irgi tarpus, nes žolės jau lipa.
Reikia susifrezuoti, kad neliktų, nes po to nebus matyti per žolės ir pačių linijų smidrų. Iki rydienos šiandien tiek. Ai, ne, dar ne iki rydienos, vėluoju. Važiuosime pas mano sesę, dabar va suskynė smidrus. Aš jai prieš 20, ne, tai jau dabar reiškia prieš 18 dienų daviau kiaušinių mūsų vištų linksmai augančių. Jinai ją sudėjo inkubatorių, nusipirkus inkubatorių, 12 kiaušinių sudėjo. Šiandien po 5 kelios minutės jau man atsiuntė žinutę. 18 dieną įsirito pirmas, tai tada po to antras, po to trečias. Tai kaip ten yra toliau, nežinau, bet 3 jau viščiukai yra. Tai važiuojam dar, kaip ir į krikštynas, reikia patikrinti, kaip ten jie auga. Nuvešim 3 kopūstėlius dovanų, tegul užaugina jom bus žoliaukos, kaip sakant. Pafilmuosim, parodysim. Na va, šitiem jau čia viskas gerai. Šilta. Juvenytis, va kokie smalsus. Labas vištas. Oi, šitas tai labai silpnas, žiūrėk. Eisi, ką tik esi 100, jam dar silpna, va. O tu nori paliesti? Paliesk. Paliesk čia. Nu, cip. Kuku. Imsime boliką. Tai bolikas vardas? Taip. Bolikai. Einam bolikai. Arba balytė. Einam tada pas broliukus. O, naujas šeimos narys. 4. Čia yra Apolinaras, Jacekas. Kas dar ten trečias? Liolikas, o šitas va dabar naujas yra Bolikas. Va čia va šitas stambus tai Apolinaras.